Šiandien mes dalyvaujam nacionalinio miško sodinimo šventėje. Aplinkos ministerijos iniciatyva šio pavasario miškasodis, būtent po tokią vėliavą, tokiu vardu, kaip nacionalinė miško sodinimo šventė, bus suskaičiuotas dalyvių skaičius, pasodintų medelių skaičius ir pretenduoja šitas renginys jau į rekordus. Ar Lietuvos, ar Europos. Matomai organizatoriai paskaičiuos, koks rekordas bus pasiektas. Rokiškio miškų urėdijoje dalyvauja apie 90 dalyvių šitoj šventėj. Renginiai panašus kaip pavasario sodinimo šventės, talkos, turi jau senas tradicijas. Prieš 95 metus Tado Ivanausko šeima, profesoriaus Tado Ivanausko šeima, pradėjo tokių švenčių organizavimą Lietuvoje ir su tam nedideliam pertraukom šitos šventės, galima sakyti, vyksta daugiau kaip 90 metų. Mūsų interesas kaip miškininkų, kad visuomenė dalyvautų tokiuose renginiuose, tai psichologiškai, jeigu žmogus pasodino medelį arba kažkur tai dalyvavo šiukšlių rinkimo tvarkyme, jis jau neniokos gamtos, mes to įsitikinę, ir kiekvieni metai jaučiam, kad vis mažiau miškai šiukšlinami, dėka žiniasklaidos skleidžiamų informacijos, pačios visuomenės, pačių žmonių suvokimo, kad vis tik tai mūsų bendras turtas ir jį reikia tausoti. Tų medžių skaičius gal nebus didelis pasodintų šį pavasarį, sakykime, Rokiškio urėdijoje kažkur tai talkų būdu bus pasodinta apie 2 procentai visų sodinamų medžių šį pavasarį. Daugiau nei 500 000 medelių mes šiais metais sodinsim Rokiškio urėdijos miškuose ir naujų miškų šiek tiek įveisim, kad miškingumas Lietuvoje didėtų. Aš labai dėkingas talkininkams, kadangi matosi jau pradedant darbą su kokiu entuziazmu, kruopštumu, kokybiškai sodinama, ir dar kartą noriu padėkoti. Išskirtinė šio pavasario šventė tai, kad mes pasodinsim ir pradėjus sodinti Seimo nariui Vytautui Sauliui, Seimo narių parlamentarų alėją, kur bus 103 medeliai pasodinti, įtvirtinant tai, kad prieš metus buvo priimtas miškų įstatymas įgyvendinantis regioninę politiką, tai yra išsaugotos 42 urėdijos, įmūrytos įstatymą, kadangi grėsė jau naikinimas, sakykime, jų ir didelės dalies žmonių darbo vietų praradimų būtent regionuose. Tai mes jų garbei, šitų Seimo narių garbei, pasodinsim 25 liepaitės ir 78 ąžuoliukus. Tai tikimės, kad jie prigis ir Seimo nariai galės ir aplankyti ir jeigu kartais papuošti tą vietą kažkokiu tai ženklu. Tai va tokia šio pavasario šventė. Mūsų kolektyvas susidirbęs, tai bet kokie darbai yra juokas, taip kad ir čia. Iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad Dievulis padovanojo mums tokį puikų orą, o kolektyvui, man atrodo, kuris dirba kabinetinį darbą, tai yra labai sveika išvažiuoti į gamtą ir padaryti tokį gerą ir puikų darbą kaip medelių sodinimas. Tiesiog labai smagu prisidėti prie tų miško sodinimo, kadangi pats dirbu tokią specialybę, kuri paskirtis mano darbo daugiau tokia susijusi su medžio kirtimu, tai šiandien aš jaučiuosi taip, kad lyg išpirkdamas kaltę prieš medį, prieš mišką, prieš gamtą. Rokiškio Leonardo Grigonio užpuolė, 9 kopos jaunieji šauliai atvyko dalyvauti nacionalinėje miškasodžio akcijoje. Mielų norų atvyko patys aktyviausi, entuziastai, be jokių paliepimų, be prievartų, kurie tikrai nori prisidėti prie mūsų miškų gražinimo, atsodinimo, atželdinimo. Nuotaika puikiai, oras puikus. Ir ką, prisidėsim, kiek šiandien nespėsim, turbūt gal atvyksim kitą sykį, kada baigti šitą biržę pilnai užsodinti.
Ir kad atvykę po kažkiek metų galėtų pagrybauti čia su savo vaikais, o gal ir anūkais netgi kai kada. Labai bus šaunus jiem prisiminimas. Viskas iš gamtos. Viskas gaivinantis gėrimas, negalvokit, kad čia kažkas tai kita, bet tikrai saugu. Gerai.